dėl Santa Barbara aš biškai patyrėm kultūrinį šoką Santa Barbarai. Šitiek daug yra tokių nelaimingų žmonių, neįgalių, kalbančių su savim. Tikrai daug daugiau negu bet kur kaip tik matom Amerikai. Pagalvos, kiek matom Amerikas. Pavyzdžiui, pats paprasčiausias pavyzdys. Ypač šitą autobusiukų, čia važiuojam, taip daug žmonės sėdi, kalba su savim. Labai, viena moteris buvo labai tokia malonė, labai draugiška. Bet kažkas sėdi negerai buvo. Jo, kiti žmonės į mumis tiesiog sėdi ir žiūri visą laiką. Labai daug benamių. Jo, susmirdusi tokių. Ir jaunų benamių, ir senų benamių. Labai daug su visokiom ligom. Aha. Na, aišku, nieks čia netyrė, nieks nežino, bet mano tokia kaip AIDS čia yra išplitus tikrai. Ypač tarp tų jaunesnių benamių. Žodžiu. Važiuoja visi mėnesį. Čia yra ta Santa Barbara, kur turtuoliai verkia. Čia yra pagrindinė gatvė. Jo, čia nėra getas kažkoks ar ką, čia yra... Ten džiaks vėl tas vežimėlį sėdi, invalido vežimėlį, ir prašo. Aha. Praėjo tokia šeima, viena dukra Daunė, kita vežimėlį paralyžiuota ar mama. Tai baisiai paralyžiuota tokia Tokia visa, netgi tokiais papiriukais apkliuota. Ir ne viena tokia šeima praėjo. Kas čia buvo, kad jie tokie tapo. Žodžiu, pakraukę esam nuo Santa Barbaros. Santa Barbara. O viena tokia buvo kaip kokia Pamela Anderson po 80 metų, tokia baisi visa, bet prisidažius, taip ant viršaus lūpas nusipiešus, antakis tokius nusipiešus dviejus ir irgi su savim kalba autobusą. Ir jai nukrito kažkoks ten gėrimas ir aš turėjau jai paduoti, nes prie manęs nukrito ir tai vos neapsivėmė. Nuėjom į vaistinę nusipirkti nuskausminamųjų. Darbuotojai negali pasakyti, kur yra tie vaistai, nežino. Kur yra dantų, paprasčiausia dantų priemonės vaistiniai, tam menedžeris, pats menedžeris nežinoja, kur yra parduotuvėje, kuris irgi tą visą reikia žiūrėti. Filmas. Amerika yra sunku suprasti. Žmonės net ir nieko nežino. Ar jie tos atsakomybės bijo, ar ko? Kad nuskausminamųjų nusipirkti, turėjo ateiti specializuota seselė, kuri dirba su vaistais ir pasakyti, kur... Pasakėm pardavėjai, kad kokių reikia vaistų nusipirkti nuo dantų skausmo. Oi, ten ieškoja, surado specialistę, kad ateitų jums patarti. Nu, atėjo specialistė tada... Specialistė kinietė. Jo. Iškart siūlė 100 tablečių. Vidinas gal ne čia kažkas to, labai nedaug vis. Turėtų bet kurio momentu dabar atvažiuoti. Tas autobusiukas. Kas 15 minučių važiuoja. Gerai, laukiam.